Tomai, Ana, kaip tapote draugais? Bandžiau susirasti draugų žemėje, bet nepavyko. Mosi, Tomas ir aš susipažinome, kai dar buvome maži vaikai. Su tėvais ėjome į parką ir pradėjome žaidimų aikštelėje kartu žaisti. Nesuprantu, kaip pradėjote žaisti kartu. Vakar bandžiau paėmus kamuolį pažaisti su kitais. Tačiau kiti vaikai ant manęs supyko ir šaukė, kad eičiau šalin. Suprantu, Mosi. Žemėje, norint tapti draugais, turi padaryti keletą dalykų. Pavyzdžiui, turi elgtis pagarbiai ir paprašyti leidimo žaisti su kitais. Taip, tiesa. Mūsų draugystės pradžioje Tomas pirmiausia manęs paklausė, ar noriu su juo pažaisti. Jis taip pat pasiteiravo, kokius žaidimus mėgstu. Vadinasi, turi būti malonus ir pasiteirauti, ko nori ir kiti. Aš to nežinojau. Manau, kad turėsiu pabandyti dar kartą, kad tai pritaikyčiau praktiškai. Taip, Mosi, tai gera idėja. Atmink, kad turėtum paprašyti leidimo, paklausti kitų nuomonės ir būti kantrus. Taip pat gali būti, kad kitas asmuo nenorės žaisti su tavimi. Ir viskas tuo gerai, reikia tokį pasirinkimą gerbti. Tokiu atveju gali gražiai paprašyti kito žmogaus su tavimi pažaisti. Ačiū, Ana ir Tomai. Stengsiuosi elgtis taip, kaip man patarėte, ir tikiuosi, kad man pavyks. Sėkmės, Mosi. Esu įsitikinusi, kad susirasi daug naujų draugų. Taip, Mosi, tu jau esi puikus mūsų draugas. Iki, Mosi. Iki, Ana. Iki, Tomai. Tikiuosi greitai susimatysime.